Kelios kultūros naujienos. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus moksleiviai pirmą kartą Sankt Peterburgo Ermitažo teatre parodė baletą Baltaragio malūnas. Panorama žurnalistų reportažas iš Sankt Peterburgo. Scenoje per 60-17 metų Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus moksleivių. Choreografiją spektakliui sukūrė baletmeisteris Vytautas Brazdylis. Modernus baletas Baltaragio malūnas šokio teatre šokamas jau kelintus metus, tačiau šis spektaklis ypatingas. Visi vaikai jaudinasi, bet kartu jiems tai yra nuostabi proga, nes mes vis tik tai laikom Sankt Peterburgą klasikinio baleto lopšiu. Ir jiems atvykti, šokti tame mieste, iš kurio jie, kaip sakant, kildina būtent tą šaką, kurioje užsiema kiekvieną dieną, tai yra, žavus dalykas ir buvo iš tikrųjų daug ašarų tiem, kurie buvo nepaimti. Pasak pedagogų, šiuo kūriniu norėta pristatyti Lietuvą ir pasirodyti Sankt Peterburgo Vaganovos rusų baleto akademijos kolegoms. Nemaža dalis mūsų vyresnių mokytojų yra būtent ugdytiniai Vaganovos mokyklos arba stažavėsi joje, taigi tą tradiciją mes patys perteikėm. Tarp žiūrovų Sankt Peterburgo valdžios atstovai, diplomatai, Rusijos lietuvių bendruomenė. Aš labai norėjau į Čiurlionio meno mokyklą patekti ir manęs neėmė. Tai man čia labai graudu, kad šoka be manęs. Pirmą kartą mačiau tokį baletą ir kažkaip tai daug įspūdžių padarė, taip kad tikrai ir muzika gera, ir taip įdomu, netradiciškai. Labai malonu matyti talentingus vaikus, džiugina Sankt Peterburgo gyventojus, svečius ir diplomatus. Tokie renginiai suartina tautas. Prasidėjo glaudus bendradarbiavimas. Manau, Čiurlionio menų mokyklos mokiniai pabendraus su savo bendramžiais, užmegs ryšių, jie važinės vieni pas kitus į svečius, o ko daugiau reikia geriems kaimynams – draugystė pagrįsta kultūra, nacionalinėmis tradicijomis. Čiurlionio menų mokykla su Vaganovos rusų baleto akademija rengia bendrus seminarus, stovyklas moksleiviams.